Aha, irgi streikiniai bakuriukai kas atlaidė, ne? Jau jau atrodė. Tikėt. Kapsiai. Vilma, o tu labai gražiai atrodai. Aš matau, figūra labai gražiai. Galėtumai koncertuoti kokioje nors birutėje, pavyzdžiui, kokiais tos vaidilais. Ir tikas to galbūt. Ačiū, Meduse. Komplimentas už komplimentą. Tu irgi galėtum padaryti muzikinę karjerą. Lietuvoje nėra dueto, kuris būtų iš dvynių. Puikiai tau tikrai su kompanija Kučinskas. Tau net operacijos akcinis nereikia daryti. Aš brangiu, kad nespjausčiau jūsų vietoj plastinės operacijos. Aišku, kam pasidarė? Šiaip, Kristina, tau reikėtų plastinės operacijos. Jo, nuo galvos, matai, čia iki pat kojų pirštelį. Jagelavičiūtė pasidarė. Oksana pasidarė. Nu, pasidarė. Vaidas Mamala pasidarė. Nu, tai kodėl aš tą kalbėjau? Aš, nu. Kas man irgi pasidarė? Liu. Vienas iš žmonių, kuriems reikia, kai kuriems nežinot, vieniems reikia, o kitiems Ponas, nenaušite. Ponas, jums reikėtų keisti visuomenę, panorėtis vieną kartą gerą tai padarysiu, bet tai po to, kai pasakysiu dabar dar vieną dalyką. Žinot, mūsų visų gyvenimas yra tam tikras organizacijos, kurios yra svarbios. Pavyzdžiui, vieni direktorių mokesčių inspekcija, kitiems svarbiai, pavyzdžiui, teisinė sistema, pavyzdžiui, teisininkams svarbu sodra, muzikantams svarbu organizacija, asociacija, kurią aš taip pat pristatysiu. Agata. Teisininkų teisių asociacija Agata vienija muzikantus, aktorius, įrašų gamintojus, kurie neturi teisėmis Lietuvoje. Paprasykite paaiškinti. Įsivaizduokite, kad dainininkas sudainuoja puikią naudingą dainą. Aktorius vaidina ir nusitraumuoja siaubingoje dramoje. Ir nuo tos akimirkos, kai jie savo balsus ir vardą įamžina vaizdą arba garsas, nuo tos akimirkos jie savo darbui įsigyja nuosavybės teisės. Ir gali būti, jog atsiras niekšų, savanaudžių ir visiškų piktadarių, kurie norės jų darbą pavogti ir naudotis juo neatlygindami. Bet čia nuskriaustųjų gintis stoja Agata ir atlikėjų, aktorių ir įrašų gamintojų gyvenimas tampa nerūpestingas tarsi viešinimas. Vėliau jų gyvenimas ir nacionalinė premija. Tai tokia pasaka apie atlikėją ir Agatą. Taip, ir tai yra Agata ir šalia manęs stovi žmogus, Agatos atstovas, Jokūbas Bareikis, visiems puikiai žinomas. Ir tai yra tas žmogus, kuris įvardins tą atlikėją, tą muzikantą, tą dainininkę, kurie, kaip suprantu, praėjusiais metais skambėjo dažniausiai Lietuvos eteryje. Jokūbas Bareikis. Labas vakaras, mielas publika. Labas vakaras, taip pat sakau ir visiems televizijos žiūrovams ir pirmiausia tiek savo vardu, tiek Lietuvos gretutinių teisių asociacijos Agata vardu. Noriu visus pasveikinti su šia puikia muzikinė fiesta, muzikinė švente, apdovanojimais Mama 2014 ir labai džiaugiuosi pagaliau galėdamas išduoti ir garsiai įvardinti ir pasakyti vardą, galbūt pavadinimą to, kuris praėjusiais metais visų Lietuvos radio stočių grojaraščiuose buvo pats grojamiausias, tai reiškia ir klausiamiausias, o tai reiškia ir mylimiausias. Ir ponas ir ponai, didžiausiam ovacijom pasveikinkime. Savo!
Nes tiesą sakant, nei vienas iš mūsų nežinom, ar šiandien čia dalyvauja SEL, ar Egidijus Dragūno nėra. Egidijau, aš žinau, kad tu gali būti nematomas, ir galbūt esi čia kažkur, galbūt net įstojęs Elementų su Lietuva. Egi, tavo dvasia įsispirmuoja, šaunuolis, Egi, taip. Taip, Egi, su šaunuolis sveikinam tave su šiuo apdovanojimu ir dar kartą. Plojimai grupei SEL! Padovanotis sakyti žmonėms, kuriems jūsų šilumos palaikymo iš tikrųjų reikia. Mes šiandien matome nemažai grupių, kurios nėra naujausios scenoje. Tačiau tame amžiuje, toje padėtyje, kurie yra šis atlikėjas, pirma galinga publikos reakcija stipriai reikalinga. Ir tai vienas iš įdomiausių vardų ir įvykių muzikoje Lietuvoje.